kaip sakys žmogus, dar laikus susgrybo, dar galima pagydyti, labai neišpūvė, viskas yra protų ribose. Automobilis pas mumis yra Seat Toledo, šiaip prižiūrėtas, užlaikytas automobiliukas, viskas su juo gerai. Pakeisis slengstį bus viskas tiesiog puikiai. Kiaura, karočią. Realiai metalo nieko nėra, va. Iš rankikės viskas. Geras. Žiūrėk, tai kur tau neįs burbulai? Iš rankos. Ten vidui prekrytė yra, tu. Tiesiog ne. Įsidaug kelią. Jo. Nėra slenkščio. Karočiam atrodo kelios puslelis. O, lenda kiaurai. Bandysiu pjauti taip. Pažiūrėsiu, kas viduje yra. Jeigu čia sveika apatinė, nusigręžiuosiu ir gražiai atkelsiu tą nejuostą. O, koks geras muštinis. Rūdžių žemė. O. Rėmas niekur, rėmas nepakastas. Vienu žodžiu, ieškom sveiko metalo. Su rūdžių šalinimu tokie kuriozai gaunasi. Iš apačios tepi rūdžių surišėję, nurūkštinį, ten viską dirbi darai, o čia po hermetiku, o čia va. Iš tos pusės rūdis gyvena. Realiai iš vienos pusės ruošiant labai laikinas dalykas. Čia vaškiukas kažkoks, matai. Bet po jo va viskas slepiasi. Kviečiame atvykti į žuvies fabriką ir užsidirbti. Ir grįžus pabūti ponu Lietuvoje, Ei, tu čia, blėt, dar žuvė. Primatavimas, karočiam toks. Atpjauju daugiau, paskui išmėtysiu, kas čia nereikalinga. Taip atpjaunau čia. Toj pusė. Nu,
pirmas primatavimas. Biškį papjauti reikės. Padarysim, kad be tarpų, gražiai prisivirint. Nu čia vėl kitas klausimas, kiti reikalai. Bandysiu dabar kažkiek apdirbti tą vidinį rėmą nešamąjį. Vėl ta pati bėda, čia rūdis apdirbis tvarkai, o į vidų neina įlysti. Iš vidinės pusės niek negali padaryti, nu tai čia tik tai pristabdyti. Aišku, jisai rūdėjimas pristos, nes čia užsidės nauja viršutinė dalis ir nepateks ant jo drėgmė. Nėra drėgmės, nėra rūdėjimo. Nuskusiu, dar papildomai nuskusiu, ištepsiu antikorozinių gruntų ir bus gerai. Laikys. Tai mašinai užteks. O čia matosi kaip originalus slenkstis priklijuotas buvo ant hermetikų ir va kaip jis puikiai nusiema. Opa. O prie tos dalies aš jau dėsiu savo slengstį naujai. Mėginsiu. Tai va. O, dabar čia nugręžiuosiu tą likutį, kur liko nuo senojo slengščio. Nu, vaizdas toks. Čia jau sveika. O prie tos dalis virinsim. Čia jau kraštelis. Čia uždėsim hermetiko ir priklijuosim tą naują slengstį. Tai žiauriai. Kai deda spaudimą. Užteks. Oi, iškart užė. Nu, po ilgų pjaustymų, taikymų. O tai prisideda plonas tirpelis, kad iškart gerai susivirintų, viskas susilietų, viskas čiotkai. Короче, tokiais sliekais. Vėliau siūlės išvalau su tratiniu šepečiu.
Nu, vienu žodžiu, dabar filmavimas iš dubės. Labai nenori šitą reikalą veltis, bet teks. Va, vienu žodžiu, čia tą hermetiką nuskūsim, pakelsim kaip sijoną, o paskui mes taip prikeliam. Va, ir gaunasi vienodas aukštis. Prikeliu po taškelį, čiurkšt, čiurkšt, o paskui visą tą plotą užtepsiu hermetiku vėl. Tokiu pat. Sakau, pačiu laiku čia susgrybo žmogus. Va. Prikeliu ir taip originaliai, va, čia irgi yra. Iki čia aukščiau biškutėlį iš to kantelio sujungimas ir čia viskas užpūštepta hermetiko, aš irgi taip padarysiu. Pačiai, va. Prikeliu čiurkštaškelį. Visą lygiai prikelsiu. Čia irgi viskas užsidės, užsidarys, va. Nice. Nu va tokie šašai geri, negamykliniai, bet konkretus. Burt, burt, čia, laikys. Koks kampas, kaip viskas gaunasi. O viskas čia paskui hermetikų, va dabar toj pat siūliu hermetikų. Pratrauksiu ir dėrės. Tokį kažkokį turiu. Oi, koks jis. Aliumo pudra kažkas tai tokio. Labai man fainas dalykas. Čia gal matysis kažkas. Gal nesimatys, matysis, karočią va. Semi taip riebiai. Ir prikiši jau ten vidų. Pertraukė. Turim tokį reikalą. Čia prisikišau į tą mano siūlę pilnai. Užsidarė konkrečiai. Viskas. Bet aš graviteksu užvarau ir čia vidus viskas. Nu va, puksidinukas jau. Džiūsta, šiaušiam, špakliuojam. Darbai eina toliau. Špakliuku esu pritepęs. Lyginu, išlyginu, pritrinu. Nugruntuoju. Jeigu P80, užapalinsiu tą kampą padarysiu. Aš tu darau tam, kad matyčiau, ant kiek tiesus gaunasi, kad tiesiu išsivesti. Paskui paimu ir nupjaunu taip. Ruošiu sausai, va, gruntas 400. Čia čia trina. Stalčiuje pačioj.
Nu, va, viskas yra paruošta. Čia tiek prigriaužiau. Paruošta, nušiaušta. Sausai. Apačio jau vakar irgi va. Ploną kazukėlę padariau gražią. Viskas yra, dankratai vietoj yra. Prašau. Va, iš trupučių kiek gaunasi. Ne truputį gaunasi, daug reikalų gaunasi. Dabar vazė apdžiuvo. Pirmas lakų sluoksnis. Nu, vaizdas laukia. Lygų gražu nauja. Tai va, tiek su tais lenkščiais.